Kviečiu pirmus pašnekovus pristatinėtojus, kurie yra iš projekto Popieriukas ir jie pakalbės mums daugiau Popieriukas. Tai prašau, ačiū, Roberta ir prašau, baigti jums. Sveiki. Mes esame iš kūrybinės grupės FARS. Tai yra neseniai įsikūrusi viešoji įstaiga. Susikūrėm būtent tam, kad dirbtumėm su įvairiais meniniais kultūriniais projektais. Padėtumėm jauniems žmonėms, norintiem kurti. Ir šiandien mes pakalbėsim apie vieną iš mūsų projektų, tai yra paroda Popieriukas. Paroda Popieriukas yra, mes ją vadiname popierinių idėjų paroda, skirta būtent menininkam, kuriantiem iš popieriaus. Tai gali būti tiek funkcionalūs daiktai, kaip baldai, papuošalai, tiek meno kūriniai. Kaip ir viskas iš esmės prasidėjo nuo idėjos autorius yra Virkis, kuris vėliau kažką papasakos. Taip pat turėčiau pasakyti, kad mes save vadiname popieristais ir netgi turime popieristų manifestą, kurį parodysiu. Pati iš esmės buvau Popieriuko, šita paroda yra kasmetinė, įvyko jau 3 kartus. Pati buvau pirmųjų 2 parodų dalyvė, dabar esu organizatorė, viena iš organizatorių. Šiemet paroda buvo padalinta į 2 dalis, tai yra studentai ir profesionalai atskirai. Ir šiemet mes turėjome jau tarptautinę parodą. Mūsų daugiau buvo tokios vietinės. O šiemet mes turėjom tarptautinę, turėjom dalyvių iš Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Japonijos, Nyderlandų, Šveicarijos, Lenkijos, Islandijos. Islandijos ir brangios daug pinigų. Dabar aš gal parodysiu būtent video iš paskutinės mūsų parodos, o paskui paleisiu, kol Virkis kalbės, paleisiu nuotraukas iš visų parodų, kad galėtume pamatyti nuo ko prasidėjo ir kaip čia čia būtent yra studentų.
would like to say thank you to all the students who took part on the project. It's been really great to see so much creative talent, to be able to ask students from a foreign country to do something which is not their usual thing has turned out very, very well. Paklausti. O kokia mintis ten buvo tų plytų sudėta? Ten buvo iš tikrųjų stačiakampis daiktas iš popieriaus pelenų, kuris parodos metu šiek tiek pakentėjo. Vieno lankytojo dėkas, lankytojas jau buvo pasivaišinę šiek tiek. Bet tai rodė popieriaus laikinumą. Dabar aš paleisiu nuotraukas, čia bus būtent prieš kiekvieno renginio plakatas ir paskui keletas nuotraukų, kad mes pasižiūrėtume. Aš gal tuo metu jo, ką nors pasakysiu. Aš visos? Ne, labai fain fotamtiškai. Kadangi visi sėdė, tai ir aš pasakysiu. Jums leidau. Kodėl gal pirmiausiai popierukas, kodėl jis atsirado? Ir vėlgi, kaip sakė pirmas mūsų šnekėtojas, kad sako, vis dėlto viskas turbūt prasideda nuo idėjos, ne? Kai atsiranda idėja, tada kažkaip jinai materializuojasi ir popierukas turbūt todėl, kad tai yra viena iš medžiagų, kuri lengviausiai, imkim taip, kad lengviausiai pasiduoda
kūrybiniai idėjai gyvenimui. Antras dalykas, nuimkim ir ekonominę pusę, ta prasme, tai yra, jeigu yra gerų idėjų, ta prasme, man atrodo, vėlgi galima iš tikrųjų net ir paprasto popieriaus lapo pagalba kažką sukurti, kažką padaryti, kažką perkurti, galų gale panaudoti popierių dar kartą kaip antrinę žaliavą meno kūriniui. Čia, kaip matėt, buvo pristatytas vienas darbas. Tai skulptoriaus iš Lenkijos, profesoriaus Vėslofo Ilionoko darbas, būtent yra šaukiantis žmogus, kur buvo krūva laikraščių, ta prasme, ir būtent jį užknyso, lygiai taip pat kaip ir daugelį mūsų turbūt užknyso tas rūporas spaudos, tas būtent tos geltonos visokios, kur mums kiša visokios nesąmonės į galvą, tai jis padarė rėkiantį žmogų, kad gal ką nors linksmo. O šiaip popierius ką? Popierius toks dalykas, kad turbūt susidurėm seniausiai su juo, mes ir patys nuo darželio mums liepia lankstyti ten visokias tulpes, daryti visokius sveikinimus mamai, su žibutėm. Po to 12 metų šiukštinam popierių, ta prasme, mokykloje. Sąsviniai, knygos ir taip toliau ir taip toliau. Šiaip atrodytų tą kasį turėtų, ne? Bet pagalvoju, kad jums tai geriau, čia aš kiek įsivaizduoju, to daugelis susirinko informatikų, tai jos paskui meta tos popierius ir viską daro klavišais. Bet tie, kurie vėl rašo, o po to nueina dirbti ministeriją, vėl dirba su popieriu. Bet iš kitos pusės popierius turbūt vis tiek gali man informatikai prieštarauti, aš turiu savo nuomonę, ta prasme, vis tiek popierius turbūt yra nepamainomas dalykas bendravime, nes jeigu atvirai man, tai gauti pasveikinimą žinute arba elektroniniu paštu, tai yra tas pats, kas, principė, nei jis kvepia, nei jis šildo. Ir gauti vis dėlto laišką, tikrą, parašytą ranka, ta prasme, popieriaus šiukštis ir taip toliau, tai yra didelės vertybės. Dabar pats popieriaus tas menas, tai nėra kažkas naujo. Pati idėja kilo turbūt nuo to, kad studentų, man sekės turbūt visą laiką, aš turėjau begalę daugybę gerų studentų dailės akademijai, tai kažkaip susibūrėm vieną kartą ir sakau, o kodėlgi ne popierius ir kodėlgi ne popieriukas, ir kažkaip atsirado bendraminčių ir gimė tada ta pirmoji paroda 20 metais. Iš kai kurių kursinių darbų, kai kurie jau dirbo ir būtent užklasinė veikla vadinama tą užsiminėjimą. Iš pradžių lygtai galvojom, kad tas popierius turėtų būti ir ta paroda lygtai turėtų būti daugiau utilitarių daiktų. Tai gal daugiau surišta pakuotės tada, bet peržiūrėjus pasaulinį kontekstą aš pamačiau, kad tai yra vis dėlto mes pabėgam jau nuo to daiktiškumo mes turėtumėm bėgti, vis dėlto ir turėtumėm deklaruoti. Ta prasme, gal kai kurias kitas idėjas. Antras dalykas, jeigu mes sakom, kad popierius yra medžiaga ta, kuri leidžia laisvai mums savo idėjas ir mintis reikšti ir labai laisvai, ta prasme, kadangi tai yra, sakau, minkšta, trapi medžiaga ir iš jos galima, aišku, reikia sėdėti prie kai kurių darbų, bet galima sutverti darbus, kurie yra, tai yra, o šitie darbai studentų parodoje gavo, specialiai jos atvežiau, tai yra gavo atžymėjimą už mintį, už idėją. Nes, pavyzdžiui, supakuoti nereikalingas būtinybės, tai vien pavadinimas tai yra kapitalinis, o iš kitos pusės supakuoti tamsą, o tai yra labai paprasta, man atrodo, uždarius dėžę, tai yra tiesiog labai fainos idėjas. Tai va šita mergina buvo apdovanota, taip nusprendė komisija, ta prasme, kad vis dėlto apdovanojam šitą merginą ir už idėjas. O ten matėt, ką tik po kašuliukai pakliavo. Tai yra utilitarūs daiktai. Vėlgi tas pats menas ir tų pačių idėjų, tas reiškimas vis toks yra, aš galvoju, kad čia vėl priklauso nuo žaidimo taisyklių, kokias mes patys savo užsiduodam. Arba mes tai priemam kaip po meną, arba mes tai priemam kaip žaidimą ir kur ta riba. Jeigu mes priemam, kad
kažkoks pasižaidimas su popieriu, tai yra tik žaidimas. Ir pavyzdžiui, profesionalo menininko darbai, kuriuos jūs matėte, iš tikrųjų padaryti, tai yra menas. O dabar menas, nu, vadinkime, yra viskas, kas telpa proto rėmuose, arba kas netelpa proto rėmuose. Ir iš tikrųjų menas dabar visiškai susiniveliavęs, kaip anksčiau būdavo, sakoma, nu, grynieji skulptoriai, netapytojai, ten grafikai, ten dizaineriai. Tai ko gero, to lygio visą laiką mažėja. Mažėja ta takoskyra tarp jų ir būtent jie sintezuojas į vieną tokį darinį, būtent vadinamą tą menu. Tai daugiau gal idėjos išraiškimų ir taip toliau. Ir vėlgi tai yra kuriozinis dalykas, aš kadangi dėstau Dailės akademijoje, tai prasme, turėjau kuriozinius tokius, kaip anekdotą. Galiu papasakoti, tai yra viena, aš užbėgu kažko paklausiu studentų studiją ir studentai su purkštuvų spalvotais dažais varo kažką ant lapų. Sakau, tapyba? Pažiūrėjai mane, sakai, ne, piešimas. Na, va. Ir, nu, tu atsitiktų man taip, kad, sakau, nepraėjau gal vėl pusantros savaitės ir aš kažkur vėl įeinu ir kažką paklausiu ir vėl nepataikau, klausiu piešimas, ne, tai sako, ten tapyba ar dar kažkas panašaus su skulptūra, ta prasme. Tai nuo to laiko dabar atėjęs pas studentus auditoriją klausiu vieną. Dirbat? Nes nenoriu pasirodyti, ta prasme, visiškas analfabetas. Menas jau vis dėlto pasirodo peržengia visas ribas. Tas pats, ta pati idėja popieriaus, iš tikrųjų, vėlgi, nu, gimė todėl, kad galima iš jo daryti įvairiausius gražius dalykus ir tos minkštus, šiltus dalykus, tuos, kurie iš tikrųjų yra ir liečiami, ir neliečiami. Ir kaip nekeista, parodoje buvo toks vėl, daugeliui eksponatų buvo užrašyta, nu, nes autoriai prašė tie, kurie siuntė iš užsienio, kad darbų neliesti. Bet buvo ir darbų, kur buvo specialiai prašoma liesti, čiupinėti, liesti ir taip toliau. Nes vis dėlto, ko gero, daugelį atveju tik liečiant popierių, ta prasme, jo faktūrą gali pajusti šilmą, gali pajusti šaltį, gali pajusti formas, gali pajusti dar kažką. Antras dalykas vėl, nu, kaip prieiti prie to meno, ta prasme, ir kas dabar yra tas menas. Ir vat, aš sakiau, mes šiandien padarysim tokį mažą žaidimą, jeigu sutiksit, aišku. Pabandysim čia vietoj padaryti bendrą kūrinį meno, nu, vadinkim meno. Ir jeigu bus kažkoks renginys, kur susirinksit, vat, vėl visi tie, kurie čia esate, ta prasme, aš prižadu arba sekančiam popieriuke kitų metų, tikrai prižadu, kad iš to meno, tai kas buvo padaryta dabar, mes pabandysim padaryti kitą darbą. Su profesionaliu priėjimu ir su, ta prasme, ir būtent su vėlgi kažkokia tai pagrįsta idėja. Taip, kad jeigu nieko prieš aš nežinau, tiesiog, Roberta, jeigu aš paaiškinsiu žaidimo taisyklės, vis labai paprastas yra. Tai mes turim tokią metalinį tinklą, tai mes duosim jums popieriaus, ir prašysim pradžiai rašyti daiktavardžius, paskui būdvardžius, visko. Mes čia pabandysim suformuoti bent jau plakatą toks, koks buvo trečio popieriuko. Nu, kažką panašaus. Po to mes šitą dalyką pasiimsim, o jūsų visą rašliavą mes panaudosim sekančiam darbui. Tai vadinasi vėlgi, vienas kolektyvinis darbas virs vieno arba kelių autorių darbų. Bet galėsite atėti, pažiūrėti būtent į parodą, susiras kažkur ar kažkokiu tai būdu savo rašytus dalykus. Tie nebus sunaikinti. Šitą aš jums prižadu. Tai va tiek apie tas mūsų idėjas, mes iš tikrųjų dirbam, ta prasme, intensyviai ir toliau su popierium ruošiamės daryti. Dabar jau, kiek žinau, yra patikinta, kad įvyks ir tarptautinė studentų paroda, nes po kol kas studentai vėl, tas vangumas yra pas mus to, kad mes mėgstam bėdavoti visi, kad nieks nevyksta. Pas mus nieks nevyksta, pas mus liūdna, pas mus nėra ką veikti, pas mus tik tai, o jeigu pas mus blogai.
kai pasakai, kad, nu, padarom šitą. Jo, padarom. Nu, tai jau tada dabar darom. Ir tada aš užsiemęs, man išvažiuoti reikia, tam toliau, taip toliau. Lieki vienas. Arba vienas darai, tai vat, arba su Roberta darom dvies, arba nevyksta nieko. Tai šį kartą patikino, lyg tai iš tikrųjų norinčių vis daugėja prisijungti, nes patikino, kad iš tikrųjų bus ir tarptautinė studentų paroda pagaliau. Pagaliau, nes dar vis dėlto profesionalus kažkaip sudominti, tai yra viena, jie rūpinasi kažkaip savo portfoliją, savo parodų, ta prasme, kiekiais ir taip toliau, būtent geografija ko gero, o jiems čia beveik Lietuva, kai kuriems kaip Zimbabvė, nes atsiunčia į Lietuvą ir turbūt aš puola žiūrėti žemėlapį, kur čia yra, ir ieško Afriką greičiausiai. Antras dalykas, mes ko gero nieko neatsiliekam iš tikrųjų bendram kontekste, pasauliniam kontekste žiūrint ir turim iš tikrųjų labai gabių žmonių, pasidžiaugti tiesiog galima, kad mes kiek jų turim, kurie galėtų dirbti ir jeigu, ta prasme, mes daugiau rodytumėm save, iš tikrųjų nesigėrytumėm gal, nesibaimintumėm parodyti, tai kai kurių darbai tai dar neštų didžiuosius profesionalus ten ir kurių tik vardai skamba galingai, nu aišku, jie gal užsidirbė tos vardus, o po to kepa jos tos darbus vieną po kito, kabina užsienio galerijose, rašo šešiaženklius skaičius prie darbų, ta prasme, ir svarbu man dar pavadinimą parašyti. Tai va, tai aš tiesiog dėkuoju Jums, kad atėjot, susipažinti aplamai, kas tai yra popierukas, kas yra popieruko paroda, jeigu yra kokių nors klausimų ar ką padiskutuoti mes galime, o žaidimo taisyklės turbūt dabar ir papasakoti. Ar jau dabar šis reikia? Ne, mes galim patams žaisti. Nebent jis nemato, ta prasme, kaip rašyti. Galbūt jau jisai kažkam tušinukų, kur reikia, tai mes Vienas gausit po popieriaus lapą. Pradžiai po vieną. Aš labai norėčiau, kad būtent rašytumėt šitai lape. Ne šitai, bet šitai. Taip, ir pradžiai paprašysiu kiekvieną parašyti po vieną veiksmažodį. Nesvarbu kokiam laike. Net ir būtų gal gerai. Buvo, bus ten ir taip toliau įvairiais laikais. Ir va, po to mes pabandysim šitos dalykus taip pat su kiekvienu iš jų. O ten pabandysim suformuoti žmogų. Darbas įvyks. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums, pasiklausau. Čia reikia profilių. Toks Dovydas, ne? Ne? Beveik. Čia dar pažaidus gerą valandą suformuoti. O tiesiog yra laikos tokia. Ką žmonės su juo sukuria, yra kitas klausimas. Tai prasme, žmonės bando sugalvoti, kaip tą panaudoti, yra visokių minčių, bet kol kas dar nieko labai ypatingo. Tai va, aš kaip sakiau, aš pats, kai pamačiau, aš tai grinai ten bandžiau, paėmė tą markerį su ranka uždengi, ar ten jį taip sulenki per pusę, ar ten šviesą keli, kad ten apsišviestų, apšvietimas kaip. Ir tas taip vis tiek labai neblogai veikia. Tai aš buvau grinai nustebintas ir aš po konferencijos, taip grinai parvažiavęs, pradėjau kažką bandyti daryti, man buvo pačiam labai įdomu. Ir čia toks irgi nukrypimas, kad daugumą žmonių, kai vaizduoja, tiksliau daugumą kūrėjų, kurie dirba su papildyta realybė, jie kai vaizduoja, šitaip. Ir mes patys lygiai taip padarydom, padarai tokį screenshotą nuotrauką, šiek pravalytą, ir taip dedi internetą, kaip čia mūsų aplikacija. Ir po to vienas iš mano kolegų, jis paėmė ir padarė tokį dalyką. Ir mes tada supratom, kad tu iš tiesų nori žmonėm, ypač kurie nežino, kas yra ta papildyta realybė, rodyti šitą vaizdą, nes kai tu pats naudojas tom aplikacijom ar žaidi, iš tiesų tai yra tas jausmas, kurį tu gauni. Taip tavęs neapgauna visiškai, kad ten su kumščiu pradėtum daužyti tą herojų ar kažką tokio. Bet yra tas jausmas, kad tas objektas egzistuoja tarsi tavo realioje erdvėje.
Na, čia apie žaidimų kūrimą, tai dabar irgi pradėjo visi kurtos žaidimus, nu, ta prasme, bet ypač seniau jautės, ir dabar kažkaip mažiau pastebiu, kad būtų tas toks hypas, sakykime, ant žaidimų papildytos realybės. Ir visi tiesiog darydavo, kad ima savo egzistuojantį žaidimą, tiesiog prideda tą papildytą realybę ir gauna kažkoks keistas kratinys. Ir aš manau, kad galima padaryti geresnius, įdomesnius žaidimus, nu, tam tikrai sankirtą tų dalykų, bet tik tai, kai tu įsigilini į techninius tos papildytos realybės apribojimus ir teisingai išnaudoji tau duodamas galimybės, o ne tiesiog taip bandydamas sukergt du dalykus. Tai mes, kai pradėjom daryti šitą savo žaidimo operaciją ir, nu, būtent darėm iki konkursinį darbą, tai iš esmės nusprendėm, kad yra du dalykai, kuriuos norim pabandyti pagerinti. Ir kad dvi problemas, kurias mes norėjom pabandyti išspręsti, kurias mes matėm egzistuojančiose jau aplikacijose, žaidimuose. Tai buvo, pirmas dalykas, tai yra toks stipresnis ryšys tarp papildytos tos realybės ir tavęs ar tikros realybės. Tai vat, mūsų žaidime mes būtent darėm, kad tas herojus, jis reaguoja į tave, tu ten taip aplinkui žiūri jį, jis atsisuka, jeigu tu ten bandai jį fotografuoti, susierzina, ten į tave žiūri, meta puoduką į tavo telefoną, arba netgi taip užšoka ant tavo telefoną ir ten gali kratyti. Ta prasme, būtent tas toks susiejimas tų dviejų, ta prasme, kad telefonas tavo nėra tiesiog stebėjimo objektas tos papildytos realybės. Tai yra grynai objektas, kuris egzistuoja to herojaus erdvėje. Tai sudaro tokį dar didesnį įspūdį, kad tai yra tavo dalis ir tu esi jo dalis. Ir antras dalykas buvo toks labai įdomus sprendimas, kuris gal tinka tik mūsų žaidimų ir dar keletą. Mes padarėm, kad žaidimas veiktų be to markerio. Dauguma tos yra papildytos realybės taikymų, yra popierinis markeris, kažkoks specifinis, spausdintas tai aplikacijai. Ir tu žiūri ir tas, nu, vat, telefonas gali įtrekinti, sakant. Tu telefoną tik nutrauki, kamera nebemato markerio, tau tas vaizdas pradingsta, nes jis nebesuvokia savo pozicijos erdvėje. Ir ką mes padarėm, kad būtent tas žmogeliukas galėtų užšokti ant tavo telefono, ant jo užsikabinti ir tada telefonui nebereikia trekinti to markerio ir jis tiesiog ten pagal akcelerometrą veikia. Tai jeigu ten taip paverti, tai jis taip žemyn kaba, jei taip paverti, tai prieš tavo ekraną kaba, jei purtais ten duodasi viskas. Tai vat, šitas irgi techninis sprendimas praplėtė tos egzistuojančios papildytos realybės erdvę, kad veikia ne tik tai ant to markerio, bet taip ir nutraukus, sakykim, didesnėje erdvėje. Čia, jeigu kam įdomu, tai yra, atrodo, tas įrankis, kurį aš vienam darbe kuriu, o kitam darbe naudoju. Ir, nu, čia kažkoje scena, būtent kaip tas herojus kaba ant tos scenos, čia kaip telefonai atrodytų. Ir aš čia dirbu. Dabar, tai čia tas žaidimas buvo prieš 1,5 metų padarėm. Dabar mes paskutinius metus taip labai aktyviai dirbom prie įvairių tų temų. Tarsi gan daug padarėm visokių aplikacijų. Ir čia yra viena iš aplikacijų, čia buvo tokie užsakovai iš Amerikos. Jie turi firmą, kurie spausdina pakvietimus ir pakvietimus. Invitations and greeting cards. Tai esmė yra, kad tu kaip klientas tos firmos, tu ateini puslapį, ten išsirenki kažkokią grafiką, čia nekalbant apie augmented reality, ta prasme, biznis, kurie jie turėjo iki tol, kad išsirenki grafiką atvirutės, ten užrašai kažkokį tekstą, ar ten pasirenki jau siūlomus, ten pagal kažkokias progas, kokių tau reikia, ir
tada turbūt suvedi žmonių sąrašą, kuriem išsiuntinėti, jie viską atspausdina ir ten išsiunčia. Dabar tie mūsų klientai, jie norėjo būtent kažkiek pereiti tą skaitmeninę erdvę ir jie sumąstė, kad jie nori sukurti tos papildytos realybės scenas ant savo atviručių. Ir tu tada kaip tas trečiasis klientas, galutinis vartotojas, gali užsisakyti tokį kaip papildomą sceną 3D ant tavo atvirutės ir ten dabar mes nedaug padarė, kol kas tik 3. Tai viena iš jų yra tokia kino teatro scena, yra tokia bendra, ten išsilanksto tas kino teatras gražiai, rodo ten kažkokias nuotraukas tavo sukeltas, ten vaiko ar nežinau, kokia tu ten progą šventi. Kita scena buvo bažnyčia, nes jie turi labai daug žmonių, kurie tuokėsi, ar ten krikštyje, ar ten kažkokias žydiškas švenčias švenčia. Ir irgi labai populiarus, sakė, labai mėgsta. Ir dabar padarėm dar ir tokį torto sceną, ten skaičius, ten kiek to amžių, ten žvakučių atsidėlioja. Tai toks daiktas, kuris iš tikrųjų prideda papildomą vertę vartotojui. Čia irgi įdomus buvo taikymas. Tu parsisiunti markerį, atsispausdini, pakabini jį ant sienos ir tada gali namie žiūrėti, kaip ten kažkokie paveikslai pas tave tinka. Čia grinai vaizdas yra tikras, paveikslai abu yra iš tos programos papildytos realybės. Ir kol kas ten yra, ta programa buvo padaryta tik tai tokia kaip demo, ten turėjo gal 15 paveikslų, bet rezultate yra tikslas išplėsti programą iki grinai kažkokio kaip normalaus katalogo, kur tu galėtum peržiūrinėti realius egzistuojančius paveikslus, kaip ten jie namie tinka ir tada grinai užsisakyti, kad tu per juos galėtum ir tau po to tiesiog atsiunčia. Irgi aš sakyčiau, gan praktiškas pritaikymas, kad tau sukuria papildomą vertę, tau nereikia kažkaip eiti į parduotuvę ir ten gauti printą to paveikslo, ar tiesiog bandyti namie įsivaizduoti, kaip jis tau tiks, o tu grinai gali taip fiziškai pasikabini markerį, tau rodo realių proporcijų tą paveikslą ir, ten spalvos gali netitikti, nes mes negalim išmatuoti to tikro apšvietimo, bet daug maž tu bendrą derinį gali žiūrėti. Čia nelabai praktiška aplikacija, bet man pačiam labai patinka. Čia kažkada buvau tokia padaręs demo, Zenit, kur buvo tokia senoviška rusiška kamera ir gali ten visiškai detaliai išsiardyti. Ir dabar kažkada paėmiau ir ją sukėliau į papildytą realybę. Tenai gali žiūrėti tą kamerą, markerio, ten paspaudai kažkokią detalį, išsiardo. Taip, kaip žiūrėti, toks įdomus techniškai dalykas ir vienas iš būdų pavaizduoti, kaip galėtų papildyta realybė būti naudojama kaip mokymo priemonė, kad toks realius 3D objektus ten išardai, konstruoji. Gal kas matėt, BMW buvo padarę tokia labiau kaip reklaminė akcija, kad tarsi tu turi tokius akinius, kaip Google Glasses, ir ten vardai savo BMW, atsidarai ten kapotą ir tau grinai rodo dabar atsuk šitus varžtus, mechanikas atsuka varžtus, tada nuima, žinai, sako dabar atsuk ten šitus. Žinai, kad tu grinai iš pradžių nusistatai, ką tu darysi, o po to tau instrukcijas rodo vieną po kitos, ką tau daryti. Ir tai irgi yra labai realus pritaikymas, tik tai, kad dar nėra technologijos egzistuojančios, kuri realiai tą galėtų daryti. Bet tai tikrai, kai tai bus, kai bus pakankamai greiti nešiojami tie renginiai, nežinau, akiniai, telefonai ir ten visi kiti, tai bus vienas iš pritaikymų grinai žmonėm, pagelbėti dirbant ten, surinkinėjant kažką, ardant kažką, toks schemas sekti. Ir tai čia ir viskas buvo. Ir nors klausimų. Aš iš tikrųjų turiu klausimėlių, sakyk, kai bus nešiojami įrenginiai pakankamai greitai, ne? No. Tai gal kita alternatyva būtų tiesiog prie cloudo jos prijungti
ir kad jie iš karto kitur visi skaičiavimai vyktų ir siūstų. Ta prasme, dabar tą daro. Vienas iš sprendimų, kaip tu dabar negali pakankamai daug duomenų prasiųsti, viena iš problemų. Tu negali taip viso video siūsti ir kad tavo pakankamai greit dar atsiųstų šitą rezultatą. Bet dabar ką daro, tarkim, nes yra populiari viena problema, kaip tau, aš einu mieste, taip dairausi, mes kažkaip ten savo telefonu, ir kad sutrekintų kažkokius brandus, randa Coca-Cola ir tada tau kažkokia informacija apie Coca-Cola. Čia reklamšikam reikia, jie nori žmonėm reklamas dar labiau kišti į galvą. Bet, prasme, tai yra aktuali techninė problema. Ir būtent naudojamas toks sprendimas, kaip tu sakai, kad jie ten siunčia kažkiek mažiau duomenų į serverį, serveris tenai greit postprocesina, atsiunčia atgal, sako, čia Coca-Colos rodyti. Kokių dar būna techninių problemų? Daug. Kokios tas daug? Ypač, kelias, 3 pavyzdžiui. Bet, ta prasme, iš kurios pusės? Nežinau, kurias labiausiai... Kas labiausiai riboja tobulėjimą? Kas labiausiai riboja? Vienas iš įdomių dalykų, ką žmonės bando daryti, kad dabar yra labiau ne tai, kad kas riboja, dabar, ta prasme, galimybių spektras yra žymiai mažesnis negu to, ką tu norėtum padaryti. Dabar, ką žmonės nori padaryti, kad aš galėčiau taip telefonai žiūrėti kambarį ir valdus susistatyti. Bet nėra pakankamai gerų sprendimų, kurie galėtų to trekinti ant kampus to kambario ir kad ten tie baldai neplaukiotų, prasme, virtualūs. Tai čia yra viens kambarį ir čia biškai skirtingas reikalingas techninis sprendimas. Kita, iš vartotojo pusės tai yra tokia pat problema lauke, kad tu eini ir tau rodytų, kur yra kažkokie metro ar ten kažkas. Dabar daro tos dalykus, bet jie yra labai netikslus, nes ten tas kompasas ir akcelerometras, kuriais remiasi visi šitie dalykai, yra ten siaubingo tikslumo. Aš namie pas save žiūrėjau magnetinis laukas, ten rodo, aš tik buvau sunerimęs, kaip veikia. Buvau įstikinęs, kad magnetiniai laukai taip, akcelerometras taip. Paaiškėja, kad kažką kito jis rodo. Tai va, ir nekalbant apie tai, kad ten tas gravitacija tokia. Tai tu ten turėsime padaryti, kad viskas tu taip žiūrėtum ir tau užkabintų čia kažką statiškai ir tu taip judini telefoną ir statiškai kabo, tam beveik neįmanoma. Tai va, čia irgi vienas iš dalykų, ką galima būtų daryti, kur manoma, kad bus einama, kad arba atskirus įrenginius padarys, kur tu tokį įsikiši daiktą, ten kažkoks didesnis tas magnetometras ir akcelerometras ir jie tiesiog geriau trekina. Ir dar viena iš sprendimų, ką manoma gal darys, tai yra infraredinės kameros. Dabar Kinectas, pavyzdžiui, daro, kad nereiktų jokių markerių, jie ten siunčia savo infraredinius spindulius, tokius infraredinė kamera jas filmuoja ir jie tada gali, jie yra labai, taip stipriai nepriklausomai nuo esančio apšvietimo, gali ten tamsoje, šviesoje veikti, visokių tokių gerų dalykų iš to nutinka. Bet aš kiek kalbėjau su tokios, kuria telefonus, tai sakė, problema yra, kad šitos infraredinių spindulių šiltustuvai labai daug energijos naudoja. Tai ten tavo baterija, tai telefoną ir suėsti. Čia tokių keletas populiarių, ta prasme, kur žmonės žiūri. Šiaip ten visko prisigalvojant. Ta prasme, kuo tu gali labiau susiaurinti savo problemą, tuo tu labiau gali gal ir tada kažkokį techninį siauresnį sprendimą susirasti. Ten yra toks dalykas, kaip servisas vadinasi Layer. Ar buvo kalbėta apie jo paplitimą, kas trukdo, kokios perspektyvos? Naudingumas labiausiai jiem trukdo. Naudingumo nebuvimas. Tai yra toks Layer servisas, tai yra būtent vienas iš tų dalykų, kur taip žiūri ir tenai rodo tau kažkokius objektus. Ir ten galiu pasirinkti kategorijas, kad man kažkokius meno rodytų, ar žmonių užtagintų, aš ten galiu užsitaginti savo, čia mano namas, o ten žmonės gali ateiti pažiūrėti, čia tavo namas. Ten esmė to dalyko, kad žmonės būtent sudeda tą kontentą.
Tai aš Lietuvoje, jeigu jį bandau naudoti, ten nėra jokio kontento, tada aš galiu pats susidėlioti objektus, kuriuos aš žinau ir pats juos pažiūrėti. Toks, nu... Ne, bet tai Lietuvoje, nu čia... Taip, tas yra tiesa, bet jo ir šiaip naudingumas, ta prasme. Kodėl šiaip naudingumas? Nes tarsi užsienyje žmonės ir Wikipedijas parašo patys. Numežionoras ir Lietuvoje Wikipediją pakoreguoja. Ja, tai aš sutinku, bet vienas dalykas, kiek jūs matėte žmonių, kurie taip vaikščiotų ir žiūrinėtų, išskyrus ten japonai, kurie filmuoja. Visi japonai ir visi kiniečiai. Jo. Didelis marketas. Ne didelis marketas, bet jie tik Europai naudoja. Tai ta prasme, aš sakyčiau, yra kol kas naujas dalykas, neegzistuojanti rinka. Taip, gal žmonės galų galės susiformuoti, bet aš žymiai daugiau vilčių dedu į ten Google Glasses, kad tu galėsi užsidėti. Tarsi, kad nebūtų to rankinio skiriant. Tau ranka pavargsta kažkiek laiko. Aš kažkaip nežinau, nesupaikčiau. Ta prasme, jeigu aš, pavyzdžiui, dabar važiuoju į kažkokį naują miestą, visiškai nematytą, ne? Nueinu, matau senamiestį, 3 dideli pastatai. Vienas iš jų turi būti kažkokia bažnyčia, kitas iš jų turi būti kažkokia pensionalinė pilis. Aš taip pažiūrėsiu, jos negaliu pasakyti, kuris yra kuris. Tai kurio man reikia eiti. Aš vis tiek jos fotografuoju, man ranka nepavargsta. Bet tu taip ne tai, kad vaikščiusim. Ir taip ir ne. Taip. Dar. O šiaip sudėtinga buvo tą argumentinę altą? Nu, šiaip ne. Tai, ką mes darom, kad ten kur su markeriais, tai yra gan primityvu. Mes naudojam tą Unity žaidimų variklį. Tai ten, jeigu jau tu žinai Unity, tada padaryti tas aplikacijas, žinai, kaip mobilias aplikacijas daryti su Unity. Ten no-brainer, taip sakant. Sumeti kažkokius pluginus ir sugeneruoji markerius, spaudi build ir po to tik tai viskas susiveda į tai, kur į kontentą, tai vidų sudėdė. O kur link pati technologija juda laboratorijose, pavyzdžiui, iš tiek, kiek teko skaityti ir domėtis? Nesako jie. Kiek teko domėtis? Iš tiesų labai sunku pasakyti. Vieną dalyką, ką aš mačiau, kad yra labai didelis susidomėjimas iš tų visų gigantų, Microsoftas, Intelis, visi tie, ir softo kūrėjai, ir hardwaro kūrėjai, visi labai domisi, kas būtent nutiks šitoje srityje. Bet jie patys netiek daug daro. Jie labiau žiūri, kas atsiras, kažkokia kryptis ir tada nupirks tą kompaniją, kaip visada būna. O yra kažkokių mažų kompanijų, kurios daro, yra Flyer, yra, tokių kaip Flyer yra daugiau, kur tu gali įvairaus tipo savo kontentą dėti. Tai čia yra iš tokių taikymo pusės. Tai prasme, kad labai jaučias tas, kad yra didelis susidomėjimas, visi nori tarsi pagriebti, kai tik tai prasidės, bet visi suvokia, kad, tu gali dabar ilgai ten dirbti išotoje srityje ir nieko nepadaryti. Nes dabar didžiausia problema yra pritaikymas. Jau tarsi egzistuoja techniniai sprendimai pakankamai neblogi, bet nėra pakankamai gerų pritaikymų jų. Ir kol kas taip manoma, kad viskas susiveda į tai, kokius sprendimus suras pritaikymus. O iš techninės pusės, tai iš tiesų aš nelabai žinau, ar dabar kažkaip mažiau sekiau visą tą sritį. Ir aš kur minėjau keletus dalykų, tuos komposus, accelerometrus gerius padaryti, šiaip algoritmus parašyti geresnius, ten viduje trekinimo, lauke trekinimo, tas gan aktyviai yra daroma, bet kol kas viskas būtent laboratorinio lygio, netaikomojo lygio. Ir gal, infraredinės, nežinau, ar kažkas padarys Kinectą ant mobilaus telefono. Energijos didelė problema. O kaip su vartotojai? Vartotojai mielai žiūri į šitą technologiją? Vartotojai labai... yra kam tai įdomu.
Tai yra maža vartotojų dalis, jeigu mes kalbam bendrai apie mobilių aplikacijų vartotojus, mobilių žaidimų. Ir žmonės kažkaip iš dalies, kaip ne tai, kad bijo. Taip saka, viena iš problemų, kur mes dabar darom, kur yra tie sprendimas, kad tu ant markerio kažką darai, kaip išplatinti tuos markerius. Kaip mes darėm šitą žaidimą paparaci, tai mes padarėm, kad jis veiktų ant $1. Ne? Tada tu, jeigu tu esi Amerikoje, turi $1, tu gali žaisti ant to $1. Jei tu atsisinti tą patį žaidimą Lietuvoje, tada tau reikia nueiti atsispausdinti A4 lapą ir tada tu gali žaisti. Ir ta prasme, vienas iš apribojimų atsidaro, kad visi tie mobilų žaidimai yra taip sukurti, kad ten galėtum metro žaisti, galėtum stoteliai laukdamas, galėtum tūlikę ir ten, kur sugalvoti. Būtent tas 3 minučių žaidimas. Dabar su augmented reality tas dalykas iškart prapuola, nes tu turi iš kažkur tą markerį išsitraukti, kuris nebūtinai A4 lapo dydžio, bet kažkokį. Tu turi jį turėti su savim ir tokie 2 atskiri daiktai. Tu turi telefoną turėti ir turi tą markerį būtent tam žaidimui. Tas toks, taip vadinamas entry cost yra, kad žmonės nenori to padaryti, kad jie jau po to galėtų žaisti. Ir tada visas klausimas, būtent tokio augmented reality, kaip mes darom, susiveda į tai, kaip tu išplatini markerį. Tai Amerikai ten gali ant $, lietuviški litai labai prastai trekinas, nes jie per daug vienos spalvos, tas pats euro, mes išbandėm iš tiesų krūvą valiutų, bandydam išleisti žaidimą, išbandėm eurus, išbandėm ten šitos poundus, išbandėm korėjiečių valiutas, ir daugmaž taip bandai, $'is gerai veikia, kitos taip spalvos ten trekinamos. Tai čia irgi, taip, nuo aš iš akies gerai matau detalės viską, o telefonas prašiau tą matą. O negalvojat visai atsisakyti markerių kažkaip, čia padaryti visai nereikia? Mes norėtume, bet tu negali. Ta prasme, kiti daro to žaidimus, kur ten nušaus Star Trooperį, skraido kažkoks lėktuvėlis ten pagal kompasą, bet jie tokie labai tikslumo mažo. Ir, ta prasme, tavo tos... Ir tai nėra tas tikras augmented reality, nes jis ten... Aš taip pat atsisuku, tai čia kiaurai per tą sieną skraido. Prasme, jis nesuvokia erdvės, jis nesuvokia gylio patalpos, nieko. Prasme, jis tiesiog pagal telefono poziciją, ten to kito objekto poziciją. Toksai gaunas labai tas fake augmented reality. Ir taip mes norėtume atsisakyti markerių. Mes žiūrim būtent, kokios egzistuoja tam technologijos, bet taip, kol kas jos laboratorinio lygio nėra tikrų, kur tu galėtum jau naudoti aplikacijos ir kuriamos. Kažkokį vis tiek turiu, kaip supratau, pasiruošęs temą, gal klausimų dar yra? Aš tokį klausimą dariau. Šiaip Japonijoje tai jie ten frikina gerai. Pavyzdžiui, vienas iš įrenginių, ką teko matyti, tai užsideda akį tokią ant rankovės ir tiesiog eini gatve ir ta akis realiai sukiojasi ir ten yra kamera įtaisyta. Ir... Jo, ta prasme, čia tiesiog akį tokia juokingai padaryta ir jinai žiūri į žmonės. Pagauna žmogų ir jo veidą tenkina ir tiesiog stebi jį. Gal teko tos šalies, jie ten truputį nusirovė. Gerai prasme, tai gal jie kažką iš augmented reality gal yra pastumėta. Ne, aš nepasakysiu, nes aš nelabai domėjos. Mes kažkurio metu čia darėm specifinį produktą Korėjai, tiesą sakant, darėm tokia ekspo paroda vyksta. Mes darėm atvirukam, Lietuvoje buvo platinami augmented reality, žmonės įdomu. Ir būtent ta ekspo paroda dabar Korėja vyksta, arba vyko, nežinau. Dar vyksta. Tai ten mūsų tie atvirukai irgi guli. Tai mes jais domėjomės, ten, taip, kiekviena ta rinka yra labai specifinė. Tarkim, Korėja yra jie labai paaiškėja pasinešę ant šito mobile TV. Žiaurus išplėtimas. Kiekvienas, žinai, turi kažkokius kitokius devices, pas juos, irgi iPhone labai populiarus, bet kad būtent tas mobile TV. Ir tuos dalykus yra labai sunku žinoti. Yra žymiai geriau, jeigu tu esi vietoje ir supranti tą vietinę kultūrą,
kodėl jie naudoja tokią techninę įrangą, kodėl jie naudoja tokius sprendimus ir būtent iš kokios kultūrinės problemos visą tai ateina, kaip tai susiklosti. Galėtų kažką iš šono sugaudyti. Mes tiesiog labai neieškojom, nesidomėjom.